Pabendrauti su likimo draugais, pasidalinti patirtimi, prisiminimais ir įspūdžiais. Žodžiais neapsakysi, tik širdimi gali pajausti, kokia brangi ir miela mums šita šventė. Prieš 45 metus, 1979 metais, įvyko pirmasis susitikimas čia, Istros kolūkio kultūros namų salėje Pasvalio rajone Talaškoniuose. Ši tradicija neįgaliesiems susiburti yra tęsiama iki šių dienų. Nuoširdžiausiai esame dėkingi ir Balsių vandens malūno savininkui, nagi jau pradedam ploti gerbiamą Rimui Želiviui. Dėkojame už tai, kad jis mums vėl leidžia šiandieną švęsti Lietuvos neįgaliųjų draugijos 35 metų sukaktį. Čia dar labiau ploti reikia. Mes visada renginiuose laukiame svečių. Kai tik pradėsiu svečius minėti, kokią pavardę pasakau, visi svečiai sulipa čia. Visi svečiai sulipa čia. Jei ko nepaminėjau, būkit drąsus, gal ir pavėlavote, gal mano sąraše nėra. Aš esu Tauragiškė, gal nepažįstu Pasvališkio aukštaičių. Aš tai pusiau žemaitė, tokia Parubaižių, iš Parubaižių Tauragė. Tai va, pirmieji turėčiau ką pasakyti. Pirmiausia, plojimai dideli ir su griausmu pakviečiame Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininką Igną Mačiuką. Norėčiau pakviesti kunigą, Pasvalio kunigą Dainių Kaunietį. Didelė garbė pakviesti Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintautą Gegužinską. O toliau aš skaitysiu pavardes, nežinau, kas atvyko, kas neatvyko. Bet šiandieną labai norėjo dalyvauti Seimo nariai Antanas Matulas, Olinta Lieputė, Rimantė Šalaševičiūtė ir pernai dalyvavo, plojam dvigubai, Monika Ušmenskinė. Malonu, privažiuoja, labai gražu. Turėjo dalyvauti politikė Vilija Blinkevičiūtė. Nu, jei linkėjimai, tai jeigu nėra, malonu. Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos sveikatos skyriaus vedėja Andželika Badelytė. Grinčino seniūnijos seniūnas atliekantis Pasvalio apylinkių seniūno funkcijas Gintautas Venckevičius. Šiandieną sveikinimo žodį tars Širvintų neįgaliųjų draugijos pirmininkė Regina Jachminienė ir aš darbo partijos pirmininkos Piotro Uspaskich pavaduotojas Vaidas Kuzmarskis.
Pasvalio rajono Joniškėlio miesto seniūnas Donatas Dilys. O dabar su griausmu, su balsu šaukiam, kviečiam šito Balsių malūno savininką Rimą Želvį taip pat ateiti į sceną. Va, čia jau plojam, tol kol ateis. Čia yra svarbu. Mes naudojamės mokestį, neima honoraro. Visiems suteikia gražesnį akimirką šioj gražioj vietoj. Atrodo, kad visus pasakiau. Jei ko nepasakiau, prašau patys ateiti ir prisistatyti. Taip, pirmininkė, jūs pradedat mišias. Gerai pradėti. Mišias pradėti gal tik tai kunigą turim, čia ne man. Vienu žodžiu labai džiaugiuosi, kad Pasvalys pasiruošė, reiškia, su oru geru, važiuojant kažkur nuo Kėdainių ten pylė lietus, o čia yra smagu ir gerai, nors meras sako, gaila, mums reikia lietaus. Šiandien mums nereikia, merė, mes džiaugiamės, kad saulė mumis palaiko. Džiaugiuosi visus ir sveikinu čia susirinkusius. Ir tai ir tiek, ir labai vedėjai žodis. Man smagu jums visus matyti. Užtenka, labai šauniai pasakėt. Padėkoti kunigo žodį tarti. Čia yra. Nuoširdžiai sveikinu visus čia susibūrusius tikrai gražią dieną. Džiaugiuosi, kad tai tapo jau tradicija. Kiekvienas susibūrimas, ar tai būtų namuose, šeimoje, ar bendruomenėje, ar čia, yra be galo svarbus. Nes žmogui yra reikalingas kitas žmogus. Tai iš tikrųjų sveikinu su šia diena, su šia švente. Ir tikrai linkiu, kad Dievas laimintų jūsų mintis, jūsų žingsnius ir jūsų darbus. Būkit pasveikinti. Ačiū labai. Viena, pirmiausia, aišku, norisi padėkoti pirmininkui Ignui už tai, kad pakviečia mus, už tai, kad sudaro galimybės mums bendrauti, bendradarbiauti ir visada išsako tuos klausimus, kurie yra labai skaudus neįgaliem, kuriuos reikia spręsti ir stengiamės rasti būdus ir galimybės tai padaryti. Ir pažymėti tai, kad 35 metai draugijai tai yra tikrai jau brandus amžius, kada esat kartu dirbat, kartu švenčiat, kartu bendraujat ir turit galimybę susitikti visi iš visos Lietuvos. Vicemeras, kalbu ir Andželikos Baniulytės, mūsų socialinių reikalų skyriaus vedėjos vardu. Mielieji, iš tikrųjų, kai pagalvoju, šiandien 45 metus jūsų susitikimų švęsdami, tas pirmasis buvo 1979-aisiais, aš tada baigiau vidurinę mokyklą. Jėzau, ir plaukai pabalo, ir anūkai užaugo. Ir kai pagalvoji, o jūsų tradicija išlieka gyva, tai svarbiausias dalykas norėtųsi, kad ir Rimo Želvio dėka tai, kad priima, ir jūsų svarbiausia, kad jūs norite suvažiuoti čia iš visos Lietuvos, kad tas noras išliktų. Kad vieta, kur jūs susieinate, pasikalbat, padainuojate, pašokate, pasvalietiško alaus paragaujate, kad ta vieta jūs trauktų ir kad čia dar ne vieną kartą susirinktumėte. O jums visiems sveikatos ir šypsenų vienas kitam. Svarbiausia, jeigu kažką turit pažįstamo artimo, apkabinkite, pasidžiaukite, kad esate kartu. Nes iš tikrųjų turim džiaugtis kiekvieną gražią dieną ir buvimu šioje žemėje. Būkite laimingi ir pasveikinti. Geros šventės. Ačiū. Sveiki, brangus Lietuvos žmonės. Ir būtent žmonės noriu pirmiausia pabrėžti, nes kalbame apie žmonės, kiekvieną savaip skirtingą, kiekvieną kažkaip ypatingą, bet tikrai kiekvieną vienodai svarbu Lietuvai. Ir netikėtai vakar vakare gavau tokį pareigojimą darbo partijos garbės pirmininko vardu Viktoro Uspaskicho pasveikinti jūs su nuostabia švente, palinkėti jums bendrystės, susiklausimo ir daug gražių akimirkų. Tuo pačiu ir šios vietos šeimininką Rimą Želvį noriu pasveikinti su praėjusiu
gimtadienio. Labai gražus skaičiai, geros nuotaikos, sveikatos rimai. Ačiū už pakvietimą, ačiū labai. O dovanos prie arbatos mūsų pirmininkui. Ačiū labai. Jūs labai gražiai pasakėt. Tai labai gražiai įžanga į mano sekantį tekstą. Ar visi svečiai iškalbėjo? Ar visi svečiai? Matau, kad visi iškalbėjo. Dar kentėkite, dar rimai ir jūs kentėkite. Ar jūs turit ką pasakyti? O, jeigu jūs norite sakyti, tai prašau, visada susitarsim. Kaip nieko čia. Neblogiau kaip yra žaidėjus, ar pasiai paskutinis pagal mūgį neveikalis, tai čia sakė, lauk, stovėk. Šiemet tik tai įsirašė ir neįgaliųjų draugijais. Virginija, kur tu esi? Matai, kaip tyčiasi iš manęs. Stovėk liepė, tiek vaikai klausys visų. O šitaip šoks nuo penktadienį, 60 metų man sėdi. Ir visams ir invalids seneliams, atsiprašau. Vis tiek labai malonu matyti jūs visus sugrįžus, kažkas atvykot iš naujo susipažinti su Pasvalio kraštu, su Balsio malūnu, su Talušonio šventėm. Tai sveikinu ir geros nuotaikos, geros sveikatos ir gero pasibuvimo pasaulyje. Su šventėm. Ačiū labai. 60 metų tai yra daug. 60 eurų tai mažai. Supratom. Sveikinam tikrai visi Rimą, bet kaip aš girdėjau, meras pasakė, kad liktai kitais metais vėl čia būsim. Rimai. Vienas pasiimtų piktai. Šitai tau. Ponas Rimai, gyvuok ilgiausius metus, sveikatos ir laimės te visą pribus. Plojimai! Ačiū labai, ačiū, kad jūs esate, nes mylim gerai centro. Džiaugiamės, kad jau daug metų kviečiat mus ir mes galim dalyvauti, tai visiems geros nuotaikos, bendraukit, linksminkitės ir labai tikimės, kad ir toliau mus kviesit ir ta šventė bus, vyks ir ačiū Rimui, tikimės, kad ir toliau galėsim čia būti. Ačiū labai. Ar visi kalbėjo svečiai, kurie ant scenos dar stovi neišeina? Ar yra kas iš čia esančių norėtų pasveikinti, tarti žodį, tiesiog susijaudinot ir išėjo noras kalbėti? Ateikit, pasakykit kokį žodį. Reiškia, niekas neina, vėliau bus, malonu. O dabar aš netikėjau, kad pasvaliečiai, aukštaičiai tokie dosnus. Suvalkiečiai tai jie būtų davę gėlių. Nebūtų. Atsiprašau, suvalkiečiai. Mano kolegė buvo suvalkietė, bet baisiai gera buvo. Gerai, tada jūsų plojimai ir mes išleidžiam nuo scenos svečius. Ačiū labai jums, geros vasaros, gerų darbų. Tegu Seimas gyvuoja. Ačiū labai.
prie tavęs liko būti. Ir man paslaptis, kuri myli keičia, ir žodžiais išreikšti tavęs nemokėsiu, tik naują gyvybę krūtinėj pajusiu, po tavo priglobiančių rankų pavėsiu. Paskui aš nueisiu, kai daugel nuėjo, į gūdžiąją naktį šešėlių šešėliais, bet aušra ir rytmečio vargo išgirdęs. Žinosiu Gražina meilė prie uosto, prie aukštų slėgių krantų, mano kaip rausdavo skruostai, bernausant jūreivių dainų. Mano kaip rausdavo skruostai, bet klausant jūreivių dainų. Ačiū labai. Tai buvo Elektrėnai. Ačiū už gražias dainas. Palaukit, dar yra apdovanojimai jums. Nužydėjo laukai, nubyrėjo kažkorai, lengvutės manęs nuplasnojo rugiai. Tik taip mirė jos man, sužydėjo vasarė, ką vasarė dugny, į mane numetė. Tik vienas kūkas, man širdį prabuo. Nežinau, kur esi, ar kada sugrįši, gal nesutikiu, gal prašaisi viena. Tik žinau sugalvoju, aš tarp dviejų ryšį, tas ryšys taip gražiai, nusipėlė jausmą. Tik vienas kūkas, tik vienas kūkas, tik vienas kūkas, man širdį prabuo. Tik vienas kūkas, tik vienas kūkas, tik vienas
O čia mūsų, sveiki, čia Jonava. Taip, čia iš Jonavos, o čia mūsų amatai, va čia. Tai va pasirėjom. Gerai. Tai mūsų patys žmonės. Taip. Žmonė daro. Žmonė visą gyvenimą dariau, kad man daryti niekada nedariau. Tai matau, Romansas ateis naktis. Viską savo rankelėm. Ir oda, ir meskam, ir siuvam, ir vėliam, ir graužiam. Graužiam mūsų.
apačia, čia smilačinės salos, čia daugybės atspaudučiai, o čia, skamba mūsų apačia. Ačiū labai, dėkuoju. Tęsiant mūsų muzikinę ekskursiją, mūsų muzikinę kelionę. Ir dabar Austrija. O kokiagi Austrija be Johano Štrauso muzikos? Leištas Blut polka arba polka Lengvas kraujas. Jums, mielos damos.